sunkokai, bet kažkas vyksta. Prilijo, dabar sunku kažką padaryti. Na gerai, pradžią pasidariau. Labas rytas visiems, labas rytas. Ir šiandieną keli darbai, vienas iš jų noriu užsėti žydinčią pievą. Aš numačiau, suprojektavau savo štai taip. Jeigu taip iš aukščiau žiūrint, pačiam gale yra labai graži sena obelis. Labai graži. Aš noriu ją paversti kaip skulptūrą. Ji tikrai gražiai nuaugusi, labai faina, apsamanojusi sena ir tokius medžius visada reikia saugoti, palikti ir prie jų prisitaikyti gražiai. Šonuose lysvės. Artimiausia lysvė turės va šitą arką. Ne į tą pusę brėžiu. Arką su žirniais arba kita kultūra, žinau dar ką. Bet čia yra rojaus obelis, rojaus obelų sodas. O štai čia matosi susodintos jų eilės visos. Užaugs. Pernai sodinau, viskas bus gražu. Ir va čia yra švari tokia linija. Tai bus vėjeliks, vėjos takas gražus. Bet vieną pusę ir tuo pačiu kitą pusę noriu užsėti žydinčią pievą. Ir dabar pats laikas tą daryti. Balandžio, gegužės mėnuo užsėjat ir turite labai gražią pievą. Nesvarbu, jūs pavyzdžiui turite veją namuose, pasistatėt namą, trūksta pinigėlių, norite, kad būtų gražu, norite gėlynų, bet nežinot, kur bus tie gėlynai. Vienas iš tų dalykų, kuris leidžia jums pasimatuoti, ar tinka gėlynai tose vietose, tai yra žydinti pievą. Ir aš lygiai tą patį dariau. Kai tik pasistatėm namuką, žinojau, kur noriu augalų, bet nebuvo tiesiog finansų juos įsigyti. Tai aš ką padariau, paėmiau, įrengiau žydinčias pievas ir pasimatavau. Pažiūrėjau, ar viskas gerai, ar man tinka toje vietoje, galbūt man reikia plėsti, gal didinti. Šiaip žydinti pievą labai praturtina augalų bioįvairovę. Todėl, kad pas jūs atsiranda daug augalų, lankosi drugeliai, bitės, labai gražiai atrodo, žydi, šienauti nereikia. Taip, kad netgi sodyboje, jeigu turite ir sakote, man per dideli plotai, kad šienaut viską, aš labai daug užtrunku, atvažiuoju, pradedu šienauju 3 valandas, 4 valandas, o paskui tik tai pradedu mėgauti savo sodybos privalumais, tai įsirenkite daugiau žydinčios pievos, kur nereikės šienauti. O žydinti pieva gali būti iš pačių įvairiausių augalų, ta prasme iš gėlių. Paprastai tai būna surinktos iš pievų įvairios rugiagėlės, gali būti ramunės, gali būti liucernos, gali būti kultūrinės kaip ir kosmėjos, kokios nors gauros arba verbenos galite įdėti, ką tik norit, saulėgrąžų įmaišykite. Dar jeigu jūs patobulėsite, pažengsite aukščiau ir tą žydinčią pievą auginsite ilgiau, jūs galite turėti įsisodinę svogūninių gėlių, kaip kad nuo pat pavasario krokų. Paskui gali atsirasti narcizai, ypatingai poetiniai labai gražiai atrodo. Toliau galite pasodinti lelijų kokiu nors, kurios irgi gražiai atrodys žydinčioje pievoje. Taip kad žydinti pieva atrodys visada gražiai, vilios gamtą, mažiau reikės šienauti ir tai yra geras dalykas. Ir čia abu kraštus įrengsiu žydinčią pievą ir įsivaizduokite, obelys pakils, rojaus obelys su oboliukais, po apačią žydinti pievą, o man liks tik tai šienauti patį centrą, patį viduriuką, kur aš nukeliausiu į daržą gražiai. Taip kad, kaip įrengti? Vienas dalykas, jūs galite ant plikos žemės. Ta prasme, jeigu nėra vejos, tiesiog atvežėt žemės, išlyginot, palyginot truputėlį, su grėbliu sušiaušėte, būtinai paviršius turi būti nelygus, pašiauštas, tada išbarstėte sėklas. Sėklas šiandien aš barstysiu, štai tokias. Turflino Green Quality, tai jau yra sumaišyta, viskas padaryta. Jūs galite savo susikurti mišinį, bet aš panaudosiu šį, man bus paprasčiau, tik išberiu ir čia bus daug ir aguonėlių, ir rugiagėlių, liucernų, kas čia dar, gaisrinų, net nežinau visko, kas čia bus, bet bus daug. Tai šitą šiandien barstysiu. O papildomai visada galėsiu, kiek norėsiu atnešti ir papildomai dar įberti. Aš turiu labai daug kosmėjų,
tai vietom jų įbersiu, bet ne prie krašto, geriau truputį daugiau, nes kosmėja gali būti ir mano ūgio ir viskas. Ką labai svarbu, žydinčių pievų niekada netreškite, nes tada perauga per didelės, nuo lietaus išvirsta, nuo vėjo taipogi išverčia, iškrenta ir netrodo taip gražiai. Taip kad turėtų būti skurdi žemė, nepatrešta, kur blogai auga vėja, ten žydinčiai pievai kuo puikiausiai tiks. Nereikia trešti, nereikia šienauti, išskyrus būtinai rudenį. Rudenį prieš žiemą idealu būtų netgi kokį rugsėjo mėnesį, nupjaunat, palaikote 1-2 savaitės nupjautą, nupjauti idealu su dalgiu arba su trimeriu, palaikote nupjautą, tada subręsta sėklytės, išpurtot, viskas surenkat ir išnešat iš to laukelio. Niekada nepalikite žydinčios pievos lauke, tiesiog žiemoti, nes į tą jūsų aukštą pievą sulys graužikai ir jie maitinsis jūsų žydinčių augalų sėklomis ir pavasarį kitą niekas nežydės. O jeigu jūs nupjaunate savo, pavyzdžiui, aguonas, ar ne, jinai parvirto, išbirėjo visur sėklos, paskui viskas surinkot, nėra kur žiemoti pelėnam, niekas nesurenka jūsų sėklų žydinčių pievų ir kitais metais vėl ir vėl turite gražiai. Jeigu matote per mažai, paimat ir įsėjat dar papildomai. O ant pliko žemės tai tiesiog palyginat, sėjat ir viskas. Ant jau esamos vejos, kaip va štai čia, aš stengiuosi pravažiuoti su skarifikatoriu, kad įpjaučiau truputėlį žemę. Ir tą ir padarysiu, tuoj 1 sekundę, nežinau, kur jūs pasidėt, nes čia yra nelygu, bet gal matysis. Skarifikatorius, tai kur pavasarį prižiūrint veją, mes įpjauname dirvą maždaug centimetrą. Na, šiąnakt daug lyjo, aš tikiuosi girdžiuosi, nes čia elektrinis, tai neprižadinsiu, savo akumuliatorinis, tai neprižadinu kaimynų ir galiu šnekėti. Va. Dar sykį važiuojam, padaro griovelį nedidelį. Ir į tą griovelį galės įkristi sėklą. Tuoj nugrėpsiu. Jeigu aš paliksiu šitą žolytę išskarifikuotą, tai sėkla neturės kontakto su žeme. Būtinai nugrėpkite, nes įsivaizduokite, kad sėklytė turi įkristi į tą nedidelį griovelį, kurį padarė skarifikatorius. Tai patraukiu. Šiąnakt daug lyjo. Tikrai nuo vakaro visą naktį pralyjo ir dabar dar aš prieš tai ėjau lyjo, kol atsinešiau viską ir staiga dabar nustojo lyti. Na, tai labai gerai. Pačiu laiku sustojo. Važiuokit čia, nusigrėbiu. Jeigu jūs negrėpsite, tai bent jau nupjaukite kuo žemiau. Žemai nupjauta, kuo žemiau su surinkimu ir jau bus neblogai. Aš nupjovimą padariau vakar. Nupjoviau veją, o dabar su skarifikatoriu pravažiavau ir atsiranda jau tokie nedideli grioveliai, įpjovos dirvoje ir dabar jau galima išberti sėklytę. Va, matausi, lyg ir matausi. Čia taip. Va. Darom, sėklos yra kartu su kukurūzų, žodžiu, popkornais, kad tolygiau pasiskleistų. Ir viskas tiesiai iš pakuotės. Aš ramiai savo gražiai beriu ten, kur noriu. Va, gal atsisuksiu, pabandysiu taip. Šiaip man lengviau visada einant atbulom, nes tada į batus neprisiberi. O šitaip tai dar ir žemės beriant, ir trašas, ir sėklas visada vaikštau atbulas. Tada į batus nepribyra tiek daug. Va. Būtinai praeisiu va čia kraštelį. Aš noriu iki čia, kad žydėtų. Va. Taip, iki lysvės. Kraštai.
Čia šios pakuotės užtenka 70 kvadratų įrengti žydinčios pievos. Tai gan nemažas plotas. Aišku, jūs galėsit susikurti galbūt savo mišinį, o gal pasikliausite šiuo. Išberiu. Na, dar šiek tiek liko, visko neišbersiu, nes čia nedidelis plotelis. Tuoj parodysiu, kaip viskas atrodo. Va. Čia tie visi popkornai kukurūzų, jie leidžia tolygiau paskleisti. Jūs galite naudoti smėlį, jau kažkada rodžiau, galite naudoti kompostinę žemę, galite naudoti kurmiarausį, 0,4 frakcijos žvyrą, netgi labai smulkius akmenėlius galite naudoti, viskas tinka. Svarbu, kad lengvai paskleistume, nes tos sėklytės pačių aguonėlių arba rugiagėlių, ten yra turbūt viena sauja. Ir tą vieną saują išskleisti visam are būtų labai sunku. Tam būtinai permaišykite su smėliu ir tolygiai lengvai galėsite išberti. Čia šiuo atveju su kukurūzais, nes taip pakuotė lengvesnė, įsivaizduokite su smėliu atvežti pakuotę kiek svertų, ar ne? Gerai, padarėm šitą darbą, išbarstėm sėklas. Dabar mano darbas yra užmulčiuoti, uždengti sėklytės. Ir aš čia turiu visą pakuotę, kažkaip taip padarysiu. Nes aš atsivežiau visko daug ir savo ramiai dirbu. Tai čia yra kompostinė žemė, dar net nepraimta. Bet aš jau ruošiuosi daržus pildyti, tai bet kokiu atveju man visko reikės. Taip. Gerai, kad laikiau uždarą, nes paskui sulyja labai, sušlampa ir pasidaro labai sunkios pakuotės. Na va, tai kompostinė žemė. Imam kompostinę žemę, imam dėžutę, mūsų gerai žinoma. Nežinau, ten tikiuosi, matausi. Va, arba aš to atsinešiu dar čia, per tą laiką grėblys nuvirto. Va, atsinešu čia ir mes iš karto dirbsim ir padarysim viską. Štai taip. Prapjaunam. Viskas. Va, kompostinė žemė labai gražiai uždengia, užkloja, neranda paukščiai ir tokia sėklytė kietai atsigulusi, dar į griovelį įkrenta, užsikloja ir viskas. Visada stenkitės eiti atgal, todėl kad ir netgi batus saugokite, uždėkite kelnes ant batų. Nežinau, ar matosi, bet aš visada va taip pasidarau, kai atlikinėju tokius kaip sėjimo ar žemių barstymo darbus, tai kelnės turi keliauti ant batų. Labai paprastai. Kur lieka gumuliukai, paberiu tiesiog. Dar kartą. Jeigu liko netgi juodžemio kažkokio turite, tinka. Ir net ir kurmiarausiai, aš sakau, tinka, ko puikiausiai. Nežinau kaip, bet kurmiarausis paprastai neturi daug piktžolių. Ir jie būna gan švarūs, švari žemė. Kaip jis tą padaro, nesuprantu. Susmulkinsim kelis grumstelius. Na, kad žydinsi pievą, mažiau šienavimo, daugiau grožio ir daugiau draugystės su drugeliais, bitėm. Dar. Oi, kiek dabar darbų. Ar ne, bet smagu. O čia galėsiu pravesti, truputėlį parodysiu jums savo lysves.
Ne, liko paskutinis kartas ir bus ši vieta sutvarkyta, padaryta. Jeigu ilgai nelijo, po užsėjimo palaistykite. Čia tai lijo ir dar matau, kad lis. Tai nebūtina man laistyti, bet jeigu matyčiau, kad nėra lietaus, tada verta palaistyti. Ir viskas. Viskas, dėžutė švari, tuščia. Parodau, kaip atrodo. Va. Čia bus daug žiedų, tiesiai iki lysvės. O štai čia, štai čia takas į mano daržą. Daržas gali būti gražus. Ir aš noriu padaryti tokį daržą, kad būtų mažiau ravėjimo, daugiau priežiūros, obliuotos lentos, bet nestandartinės ir neimpregnuotos būtinai, nes impregnavimas įvairūs sunkieji metalai paskui per šaknis gali persiduoti augalui. Aš įdedu štai tokią plėvelę. Ši plėvelė iš statybų sektoriaus. Statybininkai ją deda ant pamato prieš mūrinant arba statant namą. Ant pačio pamato, kad nekiltų drėgmė į sieną. Ir viskas. Va. Ką prisimenu, geotekstilė. Dėsiu tik į tarpus po akmenėliais. Ten, kur aš vaikščiosiu, jeigu aš jos nepatiesiu, tai akmenėliai įsimina į žemę, susimaišo ir būna nešvaru labai tokia, pradeda želt piktžolės, todėl tarpuose aš įtiesiu geotekstilę ir užpilsiu arba akmenėlius, bet čia aš noriu užpilti žievės arba medžio gabaliukais, aš pats pasigaminau mulčą, susmulkindamas šakas, ką genėjau ir jį pabersiu. Va! Ką dar noriu priminti? Viskas, jau šliužai pasirodė, Iron Max, Pro, nesvarbu Pro, ne Pro, moliuskocidas, kuris yra geležies ortofosfato pagrindu, jau šliužų yra. Po šio lietaus, vakar vaikščiau ryte buvo, šiandien buvo ir jau prasidės, taip kad jau turėkite, paberkite, va baigsis lietus. Išberkite ten, kur šliužų tikimybė yra didžiausia, kurie slepiasi, kurie vaikšto ir pražiūrėkite nuo pat pradžių, pasidalinkite su kaimynais, kad visi kartu kovotumėt su šliužais, tada bus visiems ramu. Bet šie moliuskocidai nekenkia jokiam kitam gyvūnui, nei ten kačiukui, šuniukui ar paukščiukui, jie tik tai šliužam ir sraigiams. Viskas. Va, ta gražuolė obelis. Procese, bet taip jinai nuaugus labai keistai. Tai va ir bus, sukursiu, padarysiu. Žinot, jau viskas, jau alyvo žydi, šliužai pasirodė. Manau, šalnų nebus. Nu, šliužas ne ženklas, bet bent jau alyvų žydėjimas reiškia, kad galim nešti sodinti jurginus į lauką, galim nešti vienmetės žydinčias gėlės į lauką. Jau šalnos nebus, jau viskas gerai. Mano šiltnamis klesti, bet labai laukiu. Dar galutinai nepabaigiau savo žydinčių gėlių sodelio. Tiesiog dėl filmavimo nebaigiau, bet jį pabaigsiu. Ir viskas čia bus lauk iš mano šiltnamio. Bet va, ką norėjau parodyti. Va. Nežinau, ar ten pataikė kamera. Bet jau braškės nuo šiandieną keliaus į mano skrandį. Va čia ir yra privalumai. Salotos, čia dar salotos, ridikai, agurkai, pomidorai. Viskas auga, viskas klesti. Ir dar keliausiu į lauką. Lauke bus daug visko. Bus žiauriai faina. Kaip aš kuriu, žiūrėkite, viena alėja, labai gražiai tiesi, su sakurom, ten su žydinčiais augalais, su visko perina į sodelius. Ir ta alėja tęsiasi. Ir ateina štai čia šis. Per obelis ir išeina. Viskas tiek.
viską pasidarysiu, tada jau galėsiu priimti daugiau svečių, o dabar dar vis procese, aišku, sodai. Yra turbūt tas darbas, kur daržai sodai, kur niekad procesai nesustoja. Oi, susivėliau labai. Bet dirbu, darau ir tikiuosi padarysiu jums įkvėpimą. O ši daržininkystė bus skirta tiems, kas nukentėjo nuo tokių prorusiškų sodų kolektyvų, kada išveždavo vaikus, liepdavo dirbti ir visi nenori, nekenčia daržų. Aš noriu padaryti taip, kad jie visi pamėgtų daržus ir suprastų, kad užsiauginti galima ir linksmai. Gali būti visiška atrakcija, malonumas, o ne kažkokia tai, nežinau, prievarta. Tai aš noriu paversti daržus malonumu ir jums parodyti ir sakyti, hebra, va taip, jūs tik pasodinsit, įjungsit ir viskas bus gerai ir valgysit. Nes dabar daržovės yra faktiškai prestižas savo valgyti. Nepirktos, o savas, kur tai yra žymiai skaniau. Viskas, tiek, ačiū jums labai, kad žiūrėjote, gero savaitgalio. Iki.